Kaip turiu įtarimų, kad netokio scenarijaus šiandien tikėjotės? Liūdna, negaliu nieko kito pasakyti, kad labiau net pikti ant savęs, kad neišsidojom visiškai progų. Nežinau, atėjom, atrodo, nusiteikę, visą kitą, sakom, ramiai sužaisim, savo progų turėsim ir mušim. Neįmuši tu, įmuša tau. Užpuolėm visiškai visi, gavom vieną atsikirtimą ir 2-1, ką padarėsim. Šiaip yra kažkoks loginis paaiškinimas, kodėl jums taip atsitiko? Pas mūsų realizacija labai prasta padėtis ir ne pirmose rungtynėse tas pamatom, kad neuždarom visiškai kamuolių, nėra to paskutinio lietimo ir dėl to nėra įvarčių, kas realiai. Jie atsitraukė, žaidė žaidimą, kurį mes žaidėm su stipresniam komandom. Jie palaukia, kol būna užpulti ir 1-2 nubėga. Ir mes neapsigynėm. Tokio kitokio paaiškinimo sunkiai rasti. Jums irgi tas antrų numerių žaidimas yra parankesnis? Galbūt pas mus apsiginti yra lengviau, kai turim 2 gana stiprius vartininkus, stiprius ir dėl to jaučiamės tvirtai gindamiesi. O kada jau reikia užpulti, organizuoti žaidimą, tada atsikirtam. Šiaip 5 komandos dar turi šansų patekti į kitą etapą dėl to vieno kelialapio. Nekeista tokia situacija likus vienam turui? Mes panašiai ir skaičiavom, kad mums reikia paimti Futuramą, o po to žiūrėti, kaip gaunasi. Dabar, kai mes nelaimėjom, manau, gaunasi daug sunkiau. Paskutinės rungtynės su gerokai stipresniu varžovu. Yra dar tų minčių apie tai, kad gali žengti? Noro yra, komandai nusiteikimo yra. Į lygą atėjom žaisti. Tik rungtynės parodys. Eisim laimėti. Kai bus, pamatysim.